Visų pirma, džiaugiuosi, kad mokslas ir technologijos tobulėja ir mes gydytojai akušeriai, ginekologai, be vaistų ir be chirurgijos galime padėti moteriams pagerinti, o kartais net ir grąžinti prarastą gyvenimo kokybę. Taikant frakcinį CO2 lazerį ginekologijoje atliekame makšties atjauninimo procedūras, gydome šlapimo nelaikymą, išsausėjusią makšties gleivinę, vulvos ir makšties niežulį, makšties stangrumo sumažėjimą. To pasekoje skausmingus lytinius santykius, po gimdymo atsiradusi makšties laisvumą, vulvos odos ligas, lėtinę kerpligę, pasikartojančius makšties uždegimus. Džiaugiuosi, kad SG klinika įsigijo iš tikrųjų modernų, vieną naujausių rinkoje JC's frakcinį CO2 lazerį, kurio dėka mes efektyviai, saugiai, greitai ir neskausmingai galime atlikti moteriams įvairias estetinės ginekologijos procedūras. Procedūra atliekant su mūsų klinikos lazeriu, jinai yra visiškai neskausminga. Parenkame kiekvienos procedūros metu individualius parametrus tinkančius kiekvienai moteriai atsižvelgiant į jos sveikatos būklę. Jos metu gali moteris nebent tik jausti šilumą, kuri tikrai nėra suteikianti kažkokio didelio diskomforto. Iš tikrųjų, taikant CO2 frakcinį lazerį gydant šlapimo nelaikymą arba darant makšties atjauninimo procedūrą, žinoma, kad reikalinga prieš tai gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, išsamus echoskopinis ištyrimas, onkocitologinio tepinėlio atsakymas pageidautina nesenesnis nei 1 metų, makšties išskyrų tepinėlis ir bendras šlapimo tyrimas. Ši procedūra, kaip ir tam tikros kitos procedūros, turi savas indikacijas ir kontraindikacijas. Tai negalima jos atlikti moteriams, kurios serga onkologinėmis ligomis, kurios turi kraujotakos sutrikimus, sergančiom epilepsija, nėščiosiom ir kuriom yra nustatyti tam tikri lyties organų uždegimai. Taip, iš tikrųjų, dažniausiai reikalingas yra 3 procedūrų kursas, tačiau jau po pirmosios procedūros moteris jaučia pagerėjimą. Ir tam, kad palaikytumėm gydymo efektą, reikėtų kartoti procedūrą 1-2 kartus per metus, atsižvelgiant į moters būklę. Taigi, moteris kviečiu iš tikrųjų nebijoti, kreiptis konsultacijai, kurios metu jau mes aptarsime jūs kamuojančius nusiskundimus ir sudėliosime visą gydymo planą. Šiais laikais galime tikrai efektyviai, saugiai ir greitai jums padėti.